maloniai kviečiu tarti žodį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvės grupės narį Romą Pakalnį, nenuilstamą sąjūdžio idėjų ir nepasiektų uždavinių tęsėją, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininką, valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotoją. Gerbiami sąjūdžio kūrėjai ir dalyviai, Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, visi garbūs aukštos valdžios ir paprasti žmonės ir šito minėjimo svečiai. Man atrodo, kažkurio prasme tęsiu prieš tai kalbėjusios prelegentės mintis. Sakydamas, kad neabejoju, kad daugelį mūsų valstybės ir visuomenės gyvenimo nesėkmių galime paaiškinti atsakomybės stoką, apimančią dažno piliečio nesuvokimą atsakomybės už savo veiksmus, nesuvokimą atsakomybės savo šeimai, bendruomeniai, valstybei, bendruomenės nesupratimą, kad jos rinkta vietos ir visokio kitokio aukštumo valdžia privalo tarnauti rinkėjų interesams. Emigruojame, nes nesitikime, kad valstybėje yra pakankamai atsakingų piliečių, galinčių padėti mums pasiekti radikalių gyvenimą iš esmės keičiančių permainų. Mes geriau kursime kitų tautų gerovę, negu darysime tvarką savo namuose. Geriau auginsime lietuvių kilmės anglus ar ispanus, negu kursime ir ugdysime Lietuvos valstybę. Nebeieškome darbo, nes be didesnio rūpesčio būdami bedarbiais galime tikėtis gauti dalį savo kaimynų sąžiningų darbų uždirbtos duonos riekės. O jeigu dar pasiskaitai ES dokumentus, kad ekonomiškai naudinga gauti išmokas už tai, kad atsisakai ekonominę naudą teikiančios veiklos ir sutinki gauti kitų Europos tautų išmoką už tinginystę, tada tu tikrai turi suprasti, kad esi atsakingas už visas tas mūsų aplinkoje tobulai vykstančias nesąmonės, galų gale degradavusi žmogų paverčiančias šiukšlių konteinerių vergu. Tai supratus, vieną dieną reikia savo ir savo mylimiesiems artimiesiems pasakyti, esu atsakingas. Ir būtent todėl, kad esu atsakingas ir kalbu šioje garbingo istorinėje atkuriamo Seimo tribūnoje ir savo pasisakymą pradėsiu cituodamas tuos šįmet taip pat minimo 1863 metų sukilimo už mūsų ir jūsų laisvę vieno svarbiausių vadų 26 metų teisininko Kosto Kalinausko žodžius, kuris pasakė čia Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Pasakė tada, kai jau stovėjo kartuvės ir kilpa buvo paruošta mirties nuosprendžiui. Štai tie jo priešmirtiniai žodžiai. Liaudė, tik tada laimingai gyvensi, kai maskoliai nevaldys. Todėl visiškai nesistebiu, kad 88 metų birželio 3 dieną išrinktos Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir vėliau susibūrusio visuotinio sąjūdžio pagrindinė ir nuolat auginama idėja buvo laisvė ir Lietuvos nepriklausomybė. 1990 metų kovo 11 dieną sąjūdžio išrinktųjų aukščiausios tarybos narių sprendimas atkurti Lietuvos nepriklausomybę reiškia, kad maskoliai nebevaldys. Ir nebevaldo. Pagrindinis tautos siekis gyventi laisvoje ir demokratinėje valstybėje pasiektas. Būtent todėl šiandien turiu teisę paklausti, liaudė, ar dabar laimingai gyveni, kai maskoliai nebevaldo? Manau, kad atsakymas į tokį klausimą nebūtų labai paprastas ir vienodas. Greičiausiai daugumos atsakymas būtų taip, bet. O visi žinome, kad po bet dažnai pasakoma tiesa. Vadinasi, dažnas net labai pozityviai nusiteikęs pilietis iš esmės sakydamas tai pasakys, o kur mes suklydome, ką galėjome ir privalėjome padaryti geriau, kokių klaidų ar klaidinimų niekada neturime kartoti. Taigi atsakęs taip neabejoju, kad Lietuvos Respublikos Seimo nariai padarė pasaulio praktikoje negirdėtą absurdą,
svarbiausia ir visame pasaulyje pripažinta nekilnojamą į turtą žemę pavertę kilnojamuoju ar persikeliamuoju prestižiškiausias vietas turtų turėjo dingti visiems laikams iš įstatymų leidybos institucijos. Bet nedingo. Dar daugiau ir šiandien jie puikuojasi renkamųjų ar išrinktųjų sąrašuose. Vadinasi, iš tos klaidos nepasimokyta. O ar norime pasimokyti iš klaidos be apribojimų užsienio piliečiams parduoti žemę, tą prie Baltijos išlikusi žemės lopinėlį, kuri tūkstančius metų krauju, vaistai ir prakaitų vilgė, nuo pat ledynmečio pabaigos čia gyvenę mūsų protėviai. Sakoma, laisvas kapitalo ir darbo jėgos judėjimas, niekas žemės iš čia neišsiveš. Esu matęs, kaip pagyvenusios portugalų moterys tradiciniais juodais apdarais, paprastais kauptukais ravė Europos turtuoliams priklausančias didžiulės vynuogynų plantacijas. Ravė jau laisvam pinigų judėjimui, bet ne savo priklausančią Portugalų tėvynės žemę. Atvirai sakau, nenorėčiau, kad mano vaikaičių vaikai būtų nelygios konkurencijos sąlygų priversti tapti visos Europos kumečiais. Beje, man dažnai pasakoma, ko čia sklaidaisi, labai didelė Lietuvos žemių dalis jau parduota ir dabartiniai formalūs savininkai tik iki pardavimo įteisinimo turi teisę sodinti savo bulveles savo žemėje. Jei taip yra, tai mūsų teisės pareigūnai be reikalo gauna atlyginimus iš valstybės biudžeto. Jie galėtų pragyventi iš tarpininkavimo paslaugų ir iš užmokesčio kabutėse užtylėjimą. Ir dar negaliu atsistebėti dabartiniais sumanymais atsisakyti pardavimo užsieniečiams suvaržymų, kai tik ES išmokos taps vienodos Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Tai reikštų, ateikite iš bet kurios ES šalies į Lietuvą, nes išmokos Lietuvoje jau tokio pat dydžio kaip ir Prancūzijoje ir Belgijoje. Ir tai taip pat reikštų, labai atsiprašau, parduočiau ir tėvą, jeigu kas tik tai pirktų ir kas nors brangiai sumokėtų. Visiems tiems laisvos prekybos žeme apologetams galima dar pasiūlyti, parduokite savo protėvių kapines. O jei norėsite sužinoti, kaip jos atrodys po to, nuvažiuokite į senasias lietuvininkų kapines kur nors Klaipėdos, Pagėgių ar Šilutės apylinkėse. Ir štai tada aš jūsų paklausiu, ar jums nebaisu, o gal jūs nieko nesupratote? Ką darome mes? Ką darome mes? Mes stengiamės viešai skelbti savo poziciją, bet tai brangiai kainuoja, kaip žinot. Dirbdami su bendraminčiais, pavyzdžiui, sambūrio patirtis nariais rašome visų lygių valdžioms, dažnai gauname atsakymus, kuriuose yra ir kvalifikuotų atsirašinėjimų, ir pagyrimų už aktyvumą, bet mums labiausiai norėtųsi matyti pozityvius sprendimus. Kelios mintys apie švietimą, kuriam pamatus padėjo daktarės Meilės Lukšienės padėta tautinės mokyklos koncepcija, parengta dar iki nepriklausomybės atkūrimo. Esu laimingas, kad turėjau galimybę daug dirbti su daktare, todėl dabar džiaugiuosi, kad Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO 2013 metus mini kaip Meilės Lukšienės gimtadienį 100-asias jos gimimo metinės. Metų pabaigoje UNESCO būstinėje Paryžiuje bus surengta speciali paroda. Jau įvyko tarptautinė konferencija Vilniaus edukologijos universitete, atidengta atminimo lenta. Bet, o kaip sakiau, po bet dažnai pasakoma teisybė, Meilė Lukšienė labiau džiaugtųsi nuosekliai įgyvendinama Lietuvos švietimo reforma, kurią ji manė esančią asmenybių ir valstybės kūrimo pamatų. Deja, taip nebėra. Ypač po didelę sumaištį sukėlusių buvusios valdžios veiksmų, kad ir liberalų, kurios labiau derėtų vadinti liberalų anarchistais, sugebėjusių parengti tokį mokslo ir studijų įstatymą, kurio keliasdešimt straipsnių prieštaravo Lietuvos Respublikos konstitucijai.
Beje, tai ne mano nuomonė. Beje, tai ne mano nuomonė, tai Konstitucinio teismo išvada. Ir šiuo atveju reikia klausti, kodėl taip atsitinka, kai įstatymų projektus privalomai peržiūri Seimo ir prezidentūros ekspertai. Kas tai? Nekompetencija ar buldozerio principo privalomumas? Keista ar ne, bet pirmieji nepriklausomos Lietuvos Respublikos įstatymai neprieštaravo Konstitucijai. Liūdna konstatuoti kompetencijos mažėjimą. Dėl to Meilė Urbšienė tikrai liūdėtų. Kaip ir dėl uždaromų kaimo mokyklų, senųjų mokyklų pastatų griovimo ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo jų vietoje. Liūdėtų ir dėl didžiulės emigracijos, ir dėl to, kad dalis emigravusių šeimų net ir namuose stengiasi kalbėti naujos šalies kalba, siekdama, kad gink Dieve vaikams neatsirastų dvikalbystės pagunda arba koks netikėtas akcentas. Jį liūdėtų ir dėl to, kad nedelsiant gaunamų materialinių gėrybių godulys iš daugelio žmonių gyvensenos išstūmė dvasinės vertybės, kad pastorius liko tik tai kažkokiems nevykėliams idealistams. Daugelis net girdėti nenori, kad būtent dvasinės vertybės sudaro tautos išlikimo stuburą. Tai buvo net Sibire, jūs atsimenat, tai buvo atgimimo metais. Kelios mintys apie tą sritį, kuriai šiandien skiriu savo jėgų dalį, tai per nepriklausomos Lietuvos metus Lietuvai pavyko sukurti pakankamai efektyviai veikiančią valstybės saugomų teritorijų sistemą apimančią rezervatus, valstybinius parkus, draustinius. Ši sistema užima 15,7% Lietuvos teritorijų. Tai pavyko padaryti todėl, kad dar iki Sąjūdžio susikūrimo buvo surinkta reikiama medžiaga. Deja, ir dabar dažnas atvejis, kad po rinkimų vis naujiems pareigūnams tenka aiškinti iš naujo saugomų teritorijų svarbą, reikalingumą ir kitas tiesas. Tačiau mes tam ir esame, kad Lietuvos saugomos teritorijos tinkamai atstovautų mūsų gamtos vertybės ir formuotųsi teigiamas visuomenės požiūris į jas. Gal saugomos teritorijos ilgainiui virstų reiškiniu, kuriuo galėsime didžiuotis. Juk tik pažiūrėkite, kokias gamtos vertybės išsaugojo mūsų tauta. Pabaigai kelios mintys apie kalbą ir valstybinės kalbos politiką. Reikėtų pagaliau sustoti diskredituoti seniausią indoeuropiečių kalbą, nustoti siaurinti jos naudojimo sferas, pavyzdžiui, moksle, reklamoje. Reikliau vykdyti valstybinės kalbos įstatymą visoje Lietuvoje, nepasiduoti autonomininkų šantažui keisti abėcėlę. Valstybės pareigūnai privalo niekam nedalinti pažadų įvesti naujas raidės ar sugrįžti kaip kada nors prie kirilicos. Manau, kad Sąjūdžio žmonės niekam nedavė tokių teisių ir jeigu reikės, teisinėmis priemonėmis padės valdžia apsispręsti ginti nacionalinius interesus, įskaitant ir valstybinės kalbos statuso gynimą. Esu laimingas, kad šįmet Lietuvos tarmių metais galiu uteniškių tarme pacituoti Reginą Katinaitę Lumpickienę, kuri savo įspūdingoje knygelėje Paraičnama teigia: jau metų virtinį nuloja šunės, ar ritinėjas žvaigždės imponuovalę, ir tu vis tiek da nori obalę na tas šakas, kur prie viršūnės. Neabejoju, kad absoliuti lietuvių dauguma, kuri svajonės ir viltis buvo sudėjusi į Sąjūdžio idėją ir šiandien vis dar nori obuolio nuo tos šakos, kur prie viršūnės. Linkiu savo ir jums visiems, kad mums pasisektų. Bet jūs žinote, kad pasiseka tiems, kurie turėdami viltį ir svajonę kantriai ir atkakliai dirba. Aš
noriu Jums pasakyti, kad šiandien, kai baigsis čia minėjimas, iškilmingas posėdis, mes dirbsime toliau prie Rašytojų sąjungos. 1 valandą bus atidengta atminimo lenta ant Rašytojų sąjungos pastato. 14 valandą vėl renkamės į Mokslų akademijos salę, iš kur keletą valandų diskutuosim apie Lietuvos problemas. Ačiū Jums už dėmesį.